Kai ieškai Vilniui pramogų su vaikais, kuriuose vaikai galėtų kažką kurti, maišyti, saugiai deginti ir bandyti atlikti visokius bandymus, jums reikia kreiptis į mėgintuvėlis.lt, nes tada jūs galėsite atlikti cheminius bandymus kartu su vaikais. Netgi be jūsų vaikai patys viską padarys. Aš kalbinu Renatą Česūnienę, mėgintuvėlis.lt vykdytoją, atstovę, ne? Aš, pavyzdžiui, čia chemiją matau. Kolbos, visokios menzūrėlės, skirtingi spalvingi skysčiai. Aš chemijos turiu pasakysiu, nemokėjau, tik atsimenu žodį valentingumas, o mokytoja man sakydavo, pagrindų trūksta, pagrindų. Tada taip darydavo. Ar galėtų vaikas atėjęs pas jūs, kuris irgi chemijos nemoka, pagrindų įgyti, ne? Pagrindų įgyti ir kažkaip čia pamaišyti, kad gražiai gautųsi viskas. Na, pamaišyti tikrai gali ir šiek tiek pagrindų įgyti, bet aišku, ne tiek daug, nes pramoga yra ir tam skirta, kad būtų daugiau malonumo, taip, o ne pagrindų. Taigi, na, jeigu norit pagrindų, tai pirmiausia reikėtų susipažinti su kietu anglies dioksidu. Čia yra skystis, kodėl jūs sakot kietas? Taip, palaukite. Tai dabar... Aš žinau, kad čia idėja šaldyto azoto. Pagrindų trūksta. Čia yra kietas anglies dioksidas. Tai mes diskotekose darydavom tokius dalykus, tada pastatydavom vėjelį, kad... Taip. Bet azotas panašiai atrodytų, tik tai šiek tiek kitaip. Taigi, o šiandien pristatau anglies dioksidą ir iš jo galėčiau išpūsti labai gražų burbulą. Skaniai, kaip vasavis. Taip. Ai, tikrai iškart gaunasi. Matau, burbulas daras. Na, prašom, Aš kaip tik laužiu. Taip, o. Gražu? Gražu, tikrai gražu. Ką dar išmokysit? Gerai, sekantis mes išbandysime indikatorių, kuris labai turi gražų pavadinimą. Na, dabar šiek tiek pagrindų. Fenolftaleinas. Girdėtas žodis, primena dichlorfosą. Nu, čia gerti nereikia. Skaniai kvepia, žinau, gerti nereikia. Lašiuką, nedaug. Iš akies? Nu, taip. Sekundėlį, užteks. O, taip. Ką užsikalė permanganatą turbūt? Oi, vyrai tik ir pažįsta kalę permanganatą, daugiau nieko. Gerai. Sekantis. Čia cheminiai burtai, alchemija visa. Taigi reikia burtažodžio, fenolftaleiną išnyk. Nu, dar. Išnyk, dar kartą. Fenolftaleiną išnyk. Nu, dar kartą. Fenolftaleiną išnyk. Šnipšti gal reikia. O, jau geriau. Gerai, keliaujam toliau. Pirštinytės. Taigi, burbulų karalystė dar nesibaigia. Jums reikės prašyti burbulų. Man labai tinka tas pirštinis, kurio dizainą. O, kur jie? Prašau burbulų. Taip, prašau. Burbuliukus galima ir pamėti. Tuoj sekundėlį atsiprašau, žinoti, pas man gamyklėlė visada labai gerai veikia. Galiu tai padaryti. O, labai gerai. Tokie stebuklai. Panašiai kosmos atrodo, nesvarbu, būkai turbūt kaip vieną įsivaizduoti. Nu, super. Renata, kaip supratau, kitas eksperimentas, kurį dabar rodysime, reikia prierašo įspėjimo, kad nebandykite to daryti namie. Taip, namuose tai daryti draudžiama, nes tai yra žaidimas su ugnim, o ugnis, kaip jūs žinote, karšta, bet mokslininkai turi savo gudrybių, kaip ją padaryti ne tokią karštą. Dėmesio, mirtinas triukas. Taigi, plaunam rankas. Nu taip, sušlapinam gerai. Gerai sušlapinam. Jo, kad būtų drėgnos, dabar jums reikės paimti burbulų. Teisingai. Dabar atsistoti taip, kad aš galėčiau nuo to bliūdo kuo toliau pavojingoje. Taip, ištelsiu ir išėsiu. Tai tik labai gražus. Ir dar. Metam. Opa. Tai, mokit rankščius dirbam. Aš supratau, kad žmonės ploja. Paprastai pasakose matome, kad džiną išleidžia iš butelio, o čia atvirkščiai džiną įleidžiam į butelį. Renata, jūs tokį džiną įleidžiat į vaikų
mąstymą, koks tikslas vaikams dalyvauti tokiuose cheminėse eksperimentuose, ką jie patiria, ką jie išmoksta. Aišku, jie patiria labai daug gerų emocijų ir būtent tos emocijos jiem asocijuojasi su mokslu, ne su kažkuo. Akcentuojama, kad tai yra chemijos mokslas, nes šitą mokslą aš labiausiai norėčiau išpopuliarinti, aš jį geriausiai išmanau. Na ir aišku, mūsų tikslas yra sudominti, taip parodyti galimybės, o vaikas pats pasirinks, kas jam gyvenime įdomu ir kokio nuotykio jis norėtų patirti.